Labą dieną. Vakar visai netikėtai, net nežinau, kas čia man į galvą užplaukė, užėjau į oficialų Mėtos puslapį ir radau įdomų dalyką. Iškart susidomėjau. Viskas čia gražu ir aišku, aprašymas netgi man tokiam ne visai draugaujančiam su užsienio kalbom yra ganėtinai paprastas ir suprantamas. Projektas naujas, užsivadina Cinnamon. Panašu, kad jisai bus integruotas į Mėtą ir bus viena iš sąsajų, kiek supratau, bus Mate, GNOME 3 ir va šitas Cinnamonas. Žinoma, žiūrint paveiksliukus ir skaitant viskas atrodo gražiai, tiesiog įdomu ir norisi išbandyti. Tuo labiau, kad bandant dažniausiai pasirodo, kad visai viskas ne taip paprasta ir gražu. Atsisintimai, sakykime, Mėtai įsiųstis nieko nereikia. Jisai yra jau repozitorijose, rašome tik tai sudo get install Cinnamon session ir atsijungiame ir prisijungiame jau kitoje sąsajoje vartotojo. O taip pat, kaip matote, galima įsidiegti Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Arch ir kas čia dar, nežinau, nežinomi kažkokie tai. Tai va. Ta aš ir pabandžiau padaryti, ką jūs dabar ir matote. Šiaip įdomu tai, kad matyti yra bandoma surinkti į vieną krūvą viską, kas yra geresnio iš GNOME 3 ir GNOME 2 ir sudėti į vieną vietą. Nu, tikrai yra sveikintinas dalykas. Įdomu, kas gausis. Bus labai įdomu stebėti šitą naują projektą. O kol kas šiai dienai aš čia tik tai tiek, aišku, trumpai labai tik įsidiegiau ir pabandžiau. Čia, aišku, jau nagus neiškenčiau, prikišau. Biški originalus vaizdas čia kitaip atrodo truputėlį. Šitas meniu paimtas yra ryškiai iš Mate aplinkos. Netradicinis, nestandartinis Mėtos meniu. Nėra blogas, šiaip galima lengvai susigaudyti, suprasti ir galima įsidėti į panelę. Va čia, nu, toks yra naudojimui paprastas dalykas ir aiškus. Vienintelis, kas vat išlenda man įdomu, kad su tom temom. Nu, pas mane nieko nėra jų instaliuota, nėra įdiegta tų temų tiek, kiek buvo originaliai, tiek jų ir yra, aš nieko papildomai nesudiegęs. Visos kitos yra netokios, tikrai neįspūdingos. Tuo labiau, kad meniu gaunasi tragiškas kažkoks, tai vienintelis veikiantis tai ir yra tas Cinnamono meniu, Cinnamono tema ir kitas, na, galbūt kitos irgi veikia, reikia išbandyti, pas mane nėra. Dabar langai jungiasi, galima perjungti čia. Galima perjungti
klavišų pagalba. Teisingiau, klavišų pagalba atsidaro tik tais šitas papildomas polangis. Arba galima čia, kaip ir GNOME 3. Kas dar čia naujesnio ir įdomesnio galėtų būti? Dašas čia susidėti mėgstamam programom, kažką paleisti. Viskas čia irgi aš daug ką pašalinau, nes jeigu pasileidus čia užima daug vietos, man tai, pavyzdžiui, nelabai patinka. Kai viskas užsikrauna, čia visas tas apatinis išlenda tas pranešimas, kad kažką tai groja. Jeigu dar, sakykime, pasileisti kokį transmissioną, Skype'ą, čia neturiu, ir jau užsipildo pas mūsų vis daugiau ir daugiau. Dar aš čia pašalinau antrą klaviatūrą, pašalinau baterijos rodmenis. Na, žodžiu, jeigu čia atsidarius dar daugiau kokių nors langų papildomai, čia užsikrautų viskas ir nežinau, gal ir gerai, gal ir ne. Čia ateitis parodys. Šiaip projektas yra, matosi, kad greitai besivystantis, sparčiai vyksta jo darbai. Nes matosi, kad jau ruošiamas ir yra 1.1.1.1.4 versija. Galbūt kažkokie bus pakeitimai, pažiūrėsim. Manau, kad su sekančia Mėtos versija mes jau matysime šitą cinamoną, na, jau įsidiegus, jisai bus iš karto tarp numatytų sąsajų. Daugiau čia praktiškai nėra ko ir parodyti. Bent jau tiek, kiek aš ištyrinėjau, kiek aš pamačiau pats, ką aš supratau. Na, iš tikrųjų, biški geriau kaip GNOME 2. Nėra tų atskirų viso bloko programų, kurių negali su viena kažką daryti. Apskritai čia nieko negali daryti su jom, nes dešinys klavišas ant panelės, ant to skydelio neveikia. Veikia tik tai vienas kairys klavišas, kuris parodo kažką tai, ką mes čia turime, ką mes čia matome ir ką galime pasižiūrėti. Na, čia yra tik tai tiek, kad integruotas jau Banshee yra, skirtingai nuo GNOME 3. Kalbos, čia viskas aišku. Įdomu tai, kad iš tikrųjų matyt nėra vis dėlto pilnai suderinta, nes GTK 3, čia yra naudojama GTK 3 tema ir jinai turi atrodyti kitaip. Aš žinau, kad jinai turi atrodyti kitaip, nes GNOME 3 shell aplinkoje jie atrodo visiškai kitaip. O čia matyt kažkas yra dar nesuderinta, nesutvarkyta, na, bet nereikia norėti, kad viskas iš karto ir veiktų, taip nebūna, patys žinote. Reikia tikėtis ateityje bus veikianti. O šiaip visos programos yra veikiančios, šaunu. Office'as pilnas. Visa tai, ką jūs turite GNOME shell'e, tas yra ir čia. Skirtingai negu Mate aplinkoje, ten yra kaip
dvi atskiros operacinės gaunasi. GNOME Shellas su šituo, su cinamonu ir mate, ten visai atskirai viskas konfigūruojasi, darosi ir viskas kitaip. Tai va, gal čia šitiek trumpam supažindinti, kad žinotumėt, jog toks dalykas yra, pasidomėkit, gal kažkam labiau patiks už GNOME 3. Man trūksta tik tai vieno dalyko, jeigu aš galėčiau perkelti į šoną apatinę visą tą skydelį, tai turbūt būtų mėgstama mano aplinka. O dabar tai panašu į GNOME 3, bet tikrai bus įdomu stebėti, kaip visa tai vystosi, kaip visa tai vyks toliau ir kas iš to gausis. Dar norėjau parodyti taip. Procesorius naudojas čia biškį įrašymui naudoja, atminties čia turbūt daugiausiai naudoja, jeigu mes uždarytume Chromą, gaunasi iki 500, o kaip aš žiūrėjau, kai nepaleistos programos buvo, dar tiesa, čia naudoja Transmissionas, naudoja šitas ir naudoja Skype'as. Kai aš žiūrėjau, kai visiškai nepaleistau jokių programų, naudojo iki 260-70 megabaitų operatyvinės atminties. Tai yra tikrai neblogas rodiklis, geras rodiklis, palyginus su kai kuriomis tokiomis pilnomis operacinėmis, kur viskas yra suinstaliuota, viskas veikia. Tai yra geras rodiklis ir galima tom džiaugtis. Tai dabar jau tikrai tiek, viskas, stabdau.